Vilniaus prekybos centrų rinkoje jaučiama didžiulė konkurencija. Vartotojai tikėsi didelių nuolaidų, todėl stambus sezoniniai išpardavimai jau tapo būtinybę. Visi centrai beveik tuo pačiu metu sukviečia minią žmonių, siūlydami pigiau apsipirkti. Prekybos centrui Big Vilnius irgi reikėjo tokios akcijos. Bet kaip būti pastebėtiems tokioje informacijos gausoje? Kaip pakviesti pirkėjus, kad jie pasirinktų šio, o ne kito prekybos centro išpardavimą? Pirmiausia, skelbiama žinutė turėjo būti aiški, vaizdas suprantamas ir įsimenamas. Taip gimė Big Sale. Pagrindinis akcijos vizualas sudarytas prekybos centro logotipo pagrindu. Tai užtikrino atpažįstamumą. Gausi smūginė komunikacija užtikrino matomumą. 90 stotelių koncentruotų prekybos centro įtakos zonoje, radio reklama klausomiausiose radio stotyse. Baneriai populiariausiose portaluose, televizijos reklama leido pasiekti didelę tikslinės auditorijos dalį. Tradicinę komunikaciją sustiprinome pasitelkę netradicinės priemonės, kurios leido išsiskirti ir atkreipti pirkėjų dėmesį. Nuotaikingas Big Sale autobusas, kviečiantis linksmai vykti į išpardavimą, ryški riedutininkų komanda, reklamobiliai, tai išpardavimo kviesliai. Drąsi, netradicinė reklama prekybos centre traukė kiekvieno dėmesį. Akcijos rezultatai viršijo lūkesčius ir akcija tapo tradicinė. Big Sale. Tikrai didelis išpardavimas.